Tai paskutinis šių metų Klaipėda TV video siužetas. Todėl jį norėjusi pateikti šiek tiek kitokiu formatu, nei jau tapo įprasta. Šis kanalas tai savotiškos saviraiškos forma. Kelionė po daugybę kartų lankytas vietas, tačiau tuo pačiu atverinti galimybę į šias vietas pažvelgti kitų kampų. Beje, prie tokios galimybės didelę dalimi prisidedate ir jūs, neabejingi Klaipėda TV žiūrovai, nes tik jūsų palaikymas patiktukais, komentarai ir neabejotinai kanalo prenumerata, kaip grįžtamieji signalai, jog ši kelionė yra reikalinga, įkvepia kurti naujus video reportažus iš mūsų mylimo krašto. Tad ačiū, kad prisidedate ir nepamirškite svajoti ateinančiais metais, tam, kad svajonės pildytųsi. O po šitos užsitęsusios preliudijos, tęsiant paskutinės metų dienos mūsų kelionę ir prisimenant mintį apie grįžtamuosius signalus, kaip mes atsidūrę Lietuvos pakraštyje, Kuršių nerijos pusiasalyje ir išlydėdami švyturių metus neaplankysime Nidos švyturio, kuris vis dar signalizuoja jūrininkams apie gimtąjį krantą. Apskritai, sunku įsivaizduoti vietą, kuri geriau tinka palydėti paskutiniai metų dienai. Juk būtent čia, ant paprasčiausio saliuko, marių pakrantėje ar Parnidžio kopos saulės laikrodžio pašonėje, tarsi sustojo laikas, kuris taip nepastebimai nusinešė 366 dienas. Tad tebūnie ši trumpa kontempliacija, perkeldama jūs ten, kur nebereikia skubėti, inertiškai suktis reikalų ir pareigų sūkuryje, padės prisiminti, kad šiemet buvo gero ir blogo, nes visa tai ir yra gyvenimas. O kuomet suprantame, jog Žemė ir toliau suksis aplink Saulę, tad ir laikas nesiliaus dovanojęs džiaugsmus ir rūpesčius, galime kelti savo naujus iššūkius ir įveikdami net didžiausius sunkumus toliau tęsti šią savo kelionę. Ačiū, kad 2024-aisiais buvote kartu su Klaipėda TV.